Tiesiog galvoju, kiek galiu informacijos atskleisti, kiek ne, bet o kas man draudžia ją sakyti, šiaip aš pati savo vadas. Tu būtent nepriklausoma. O tau yra buvę taip, kad, kažkaip užsiminiai, kad kartais būni su žmonėm, su kuriais kažkas tave erzina, tau jie nepatinka, tu ten neįskundėsi ar ne, bet tu vis tiek negali paleisti. Tai vertėjas klausimas gali būti, nes kodėl tu jautiesi vertas tik tokio santykio. Kitas dalykas gali būti kontrolės klausimas, nes erzina, nes negali sukontroliuoti kito žmogaus ir tau smarkiai norisi jį pakeisti, o vienintelis dalykas, ką turėtum kontroliuoti, tai priėmimą to žmogaus. Nes irgi žiauriai sudėtinga tiesiog priimti žmogų, bet jis yra toks. Kas mes tokie, kad mes žinotumėm, ko jam tam žmogui reikia. Mes nežinom. Tai kaip mes galim maketuoti, žinai, kažkokį tokį dalyką. Labas. Tu tikriausiai jau pastebėjai, kad paskutinius visus epizodus filmuojam Komfort viešbutyje. Tai ačiū jiem labai, kad mes turime erdvę kurti. Taip pat labai džiaugiuosi ilgalaikiu bendradarbiavimu su itališku prekės ženklu Rila Still. Tai yra dermatologinė kosmetika patikrinta kosmetologų, kurią galite įsigyti Eurovaistinėje. Ir kadangi šie partneriai yra nuo pavasario, nuo balandžio kažkur mėnesio, aš jau esu išbandžius nemažai jų linijų. Mano top prekės yra serumas su hialuronu ir kremas drėkinamasis Hydro Tenseur, dėl to, kad mano kombinuota oda ir vakare labai gerai sudrėkinti su šiom priemonėm. Mamai labiausiai tiko Rila Still Aqua, o dabar dar gausiu išbandyti dar naujų. Tik primenu, kad šias prekes galite įsigyti jų visą kosmetiką visose Eurovaistinėse, tiek internetu, tiek fizinėse parduotuvėse. Monika Linkytė važiuoja į Los Andželą. Sensacija. Jo, paskutinis jos koncertas tada ir tada. Kaip sakė, aš nenoriu būti solas. Jo. Iš tikrųjų, tai šitas podcastas yra daugiau žmonėm tie, kurie kuria savo verslą arba veiklą ją vysto ir mes kalbam apie tokius iššūkius, su kuo susiduria ir tuo pačiu apie santykius su žmonėm. Ir man muzikantai atrodo tokie, jie turi tokią labai stiprią patirtį apie buvimą tyloj. Pavyzdžiui, tu išleidi dainą, kur yra top, tarkim, laimėjo Euroviziją, ar ten irgi buvo tavo etapų, kur ten šaunam milijonai peržiūrų ir tada, tarkim, kelios dainos jos, sau, vidutinės, žiūro skaičių prasme, ne tavo galbūt. Ir tada kaip išbūti toj tyloj, nes kaip ir versle, tu nevarai visą laiką vien high performance. Aš nežinau, aš negaliu atsakyti šitą klausimą ir paaiškinti šitą receptą, nes šią akimirką labai mokaus priimti tai, kad ne visą laiką yra hype momentas. Nes kadangi taip kažkaip užsiauginau save turėdama lūkestį būti pati geriausia, kas yra tiesiog absoliučiai nerealistiška, bet būdama, nepažinodama gerai savęs, tai net nežinojau, iš kur tas noras dabar čia tiesiog pavaryti ir ant pavarimo ir dar kartą pavaryti ateina. Ir todėl kokius 3 kartus tai buvau gerokai save sudeginus ir jau kur atrodė, kad, tai aš taigi lankau terapiją, man jau nebeturi būti bago, galvoju, kodėl. Tai vis tiek pasideginau. Tai tiesiog kažkaip praėjusiais metais po Eurovizijos, po savo kokią, spėčiau 2, 3 tokio normalaus burnout, galvoju, kažką turiu iš esmės pakeisti. Ir supratau, kad vis dar neišsivaliau savo to lūkesčio būti geriausia.
Ir pradėjau tikriausiai mokytis būti toj tyloje, ramybėje ir suprasti, kad viskas yra kaip banguojanti jūra ir mano karjera irgi yra kaip banguojanti jūra ir kad aš neprivalau išleisti dainos, kuri vėl surinks milijonus peržiūrų. Aš privalau būti teisinga prieš save ir leisti tai, kas man faina. Ir tada aš tokia puikiai atsimenu, kaip sėdžiu savo kambarį ir verkiu, nes aš tiesiog iki galo nežinau, kas man iš tikrųjų patinka. Tai pradėjau ieškoti, o kaip man patinka. Ir leis savo žinot, kas man patinka, žinot, kad nežinau, kas man patinka. Ir taip kažkaip tuos 10 pastarųjų mėnesių labai eksplorinu per šitą kažkokį lauką, kur nieks neaišku ir nieko nežinau. Aš kažkur esu girdėjęs apie tą, kad čia ir verslininkai, ir kūrėjai gali būti tie, kurie drąsiai eina į nežinomybę ir nebijo klysti. Tai tas nežinomybė pas tave dabar yra visa nauja, kiek girdėjau prieš tai, kai kalbėjom. Tai gal gali pasidalinti apie tos, kas grinai yra tie nauji žingsniai tavo gyvenime, kas pasikeitė nuo seniau. Tai nusprendžiau, kad pamėginsiu modelį savo karjerai, kai esu visiškai independent. Aš turiu tam tikrus žmonės, kurie man padeda mano karjerai, bet neturiu jokios vadybos, neturiu labelo ar kitų kažkokių įrašų kompanijų ar žmonių didelių tokių vienetų, kurie mane labai ryškiai suportintų. Ir man atrodo, čia toks vienas ryškesnių tokių pokyčių, nes visą laiką kažkam priklausydavau arba nuo kažko priklausydavau. Tai nusprendžiau, kad pamėginsiu būti fully independent ir prisimti tą atsakomybę pati į savo rankas. Labai nepatogu, nes tiesiog neturi ant ko numesti visų lažankų. Tiesiog atrodo, kad dabar viskas nuo manęs priklauso, o Dieve. Tai šitas momentas, tada nusprendžiau, kad noriu ieškoti, eiti tą nežinomybę tiek žiūrint į save kaip į muzikos verslo vienetą, tiek kaip į kūrėją. Tai praėjusiu metu rugsėjį, man atrodo, aš taip nusipirkau one-way ticket to London. Išvariau ten tiesiog eksplorinti ir būt. Tada pirmą kartą atsidūriau Amerikoje šiais metais, šitą pavasarį. Absoliučiai įsimylėjau Los Andželą, susidraugavau su labai fainais visokiais žmonėm. Ir mano kelionė atrodo vėl ten sugrįžti spalio mėnesį. Bent geram mėnesį ten pabūt. Tai daug tokių kažkokių naujų vėjų, jie tokie abstraktus, apie nieks neaišku. Bet ir kažkaip nenoriu dar įdėti nieko į tikslų kažkokį paaiškinimą. Kas vyksta, kodėl vyksta. Tai taip kažkaip plaukiu, man atrodo, visame kame. Bet čia, žiauriai, man kažkaip aš relatinu, aš nežinau, ar terapijai visiems būna tokių etapų. Tai pavyzdžiui, aš nusprendžiau, kad noriu nebūti priklausoma nuo vietos, tai išvariau į kaimą vasarai. Tai čia pirmas toks pradinis mažesnis, kur labai saugu, Lietuva, kaip aš galiu dirbti ir toliau vykti taip, kaip esu iš kaimo. O dabar kitas yra rudenį irgi planas ten Italija arba Ispanija ieškom. Tai toksai vėl, aš nežinau, kaip ten bus, bet norisi taip išbandyti, nes labai patogu yra būti vienoje vietoje su savo aplinka, su savo draugais, o ten varai vienas gyventi, galbūt metus, gal nežinau. Labai, man atrodo, daug drąsos reikalaujantis dalykas, bet man asmeniškai atrodo, kad komforto zona mus labai apriboja ir kai kuriems žmonėm jos užtenka ir kai kuriems žmonėm tai yra dalykas, kas juos tikrai džiugina,
kas juos ramina ir man atrodo, kad tiesiog labai svarbu savo atsakyti klausimą, ar, kas yra tavo tas laimės kažkoks faktorius, nes man atrodo, kad tai po to gale atsispindi ir tavo veikloj visoj. Ten mano atveju muzikoje, verslo atveju jų sėkmės kažkokioj formulė ir taip toliau ir taip toliau. Tai man atrodo, kad tiesiog būt teisingų savy yra tiesiog raktas į savo sėkmę. Todėl aš kažkaip ir iš tos komfortos bandau išlipti, nes man atrodo, kad aš dar, nežinau, mano tokia kažkokia feikinė ta komforto zona buvo. Jin taip sukurta, labai čia viskas žinoma, aišku, bet aš joje nesijaučiu iki galo savo. Tai kažkaip, kai būnu užsienį, man ten kažkaip faina. Nežinau, man labai faina čia grįžti į Lietuvą, tada pabūt, mėnesį, 2 ir tada vėl kažkur išvaryti. Aš taip tokia laisva jaučiuosi, įsikvėpus, man šiaip, nežinau. Tai tiesiog bandau sekti tą jausmą, bandau atpažinti, ar tai yra tiesiog dalykas, kur aš tikrai jaučiuosi gerai, ar tai yra toks, nes tai gali būti ir kitas jausmas, kur tau taip, žinai, momentiškai nauja aplinka, nauji žmonės ir toks, viskas super exciting, žinai. Tai nenori ir ant šito kabliuko užsišokti, nes tada nieks vis tiek vidui neužpildys tos tuštumas, taigi jeigu ten tuščia, tai tu su jie išvažiuoji, tam momentu jo fanfaros ir ferverkai, bet vėl grįžti į tą patį tašką. Tai labai, man atrodo, svarbu pažinti. Bet niekaip kitaip nepažinsi, neeksplorindamas, tai kažkaip reikia tiesiog savo spirti šikną ir varyti. O ką tu veiksi Los Andžele? Koks tavo planas yra? Rašyti muziką, turėti dar daugiau visokių songwriting sessions su visokiais kūrėjais, kitais, su kuriais jau susipažinau ir ten pažindinos per šiaip tais socialinius tinklus. Tada jau turiu prirašius daug muzikos, tai noris jiems jau pradėti lipdyti kažkokius ir vizualus. Tai tą norėčiau dalį irgi apriepti, nes norėčiau savo naujos muzikos EP išleisti kitų metų vasarį, kovą, kažkas apie tą laiką. Tai žodžiu, kažkaip tiesiog lipdyti visus darbus tenai būnant. O šiaip tai Los Andžele, New York'e ir Čikagoj. Praėjusiais, tą pavasarį, kai dabar buvau išvažiavus, tai buvau, jeigu aš neklysiu, tai pirma lietuvė, kuri sugrojo tokiuose Soul for Sounds renginiuose. O Soul for Sounds yra tokia renginių ciklas, kur tu nusipirki bilietą, bet nežinai, kokie atlikėjai gros. Žodžiu, ir esmė tame, kad Soul for Sounds šiaip susikūrė ten gal 10 metų jie gyvuojantis renginių ciklas. Jos sukūrė toks britas, nes jam pasirodė, kad labai daug renginių, bet labai mažai kas ateina iš tikrųjų paklausyti muzikos, tai jie tokie labai jaukus, dažniausiai akustiniai, vyksta nežinau, nuo A iki Z vietose. Gali pas kažką namuose vykti, pas kažką salione, gali vykti ofiso kažkokioj patalpoje, gali vykti restorane ar bažnyčiai kokioj. Ta prasme, nuo A iki Z yra vietų, nes pačios vietos, galerijos, jos pačios susisiekė su Soul for Sounds renginių organizatoriais ir pasiūlo save kaip vietą. Okay. Ir žodžiu, yra daug labai fainų atlikėjų, kurie išgarsėjo tų Soul for Sounds metu. Pavyzdžiui, Billie Eilish yra viena iš tų atlikėjų. Jeba yra tokia atlikėja, kur irgi, ta prasme, Soul for Sounds įsidėjo jos video į YouTube platformą su jos pasirodymu ir jinai ten tiesiog susprogo. Tas video toks viral buvo, kad jai ten po 2 savaičių Šyrinas pats paskambino toks, sveika, gal nors manim duetų padainuoti. Tai tiesiog
noriu ir ten tęsti savo koncertėlius Los Andželė su Sofer Sounds, mes visko ten fainą primastę nuveikt. Nu va, ir kažką, nežinau, nieko vėl negaliu, nu, tarsi, negaliu pasakyti, kad manęs ten laukia vadybininkai ir leiblas atsisėdė, ten trina rankom, prašau, Monika, atvažiuok į Los Andželą, nes ten tokių kaip aš, tai ten kiekvieną dieną nusileidžia pilnas lėktuvas, bet nežinau, galiu pamėginti. Tau ši informacija bus aktuali, jeigu turi savo verslą arba veiklą ir galvoji, kaip uždirbti daugiau arba planuoti savo laiką efektyviau. Tai SMS valdymas su Tele2 yra ypatingai paprasta, funkcionali paslauga, skirta pasidalinti informaciją su klientais, taip pat pranešti apie kliento vizitą ar net pasveikinti su gimimo diena. Taip pat jie turi paslaugą apie skambučių valdymą, tai yra galite peradresuoti skambučius, kad nebūtų praleistas nei vienas skambutis, įrašyti ir perklausyti pokalbius siekiant gerinti klientų patirtį, įrašyti pasisveikinimo tekstą ar netgi reklaminį kažkokį pranešimą, taip pat stebėti ir analizuoti skambučių statistiką, kuriomis valandomis skambina dažniau ir panašiai. Tai nori apie šias paslaugas verslui sužinoti daugiau, užsiregistruok nemokamai Tele2 verslui arba numeriu 1885. Bet, kaip tu sakai, ten galbūt neaišku ar laukia, tai tu esi atvira vadybai kažkokiai, ar ne, esi atvira. Ir kaip iš viso atsitiko taip, kad nusprendė? Aš kaip ir supratau, tas nepriklausomumas, laisvė, kažkaip kurti savo, gal dar turi kažkokių pasidalinti, kaip atėjo tas sprendimas, kada jis įvyko? Man atrodo, kad jis atėjo labai elementariai ir jis labiau netiek susijęs su išorė, nes man atrodo, aš labai tikiu, kad visi išoriniai faktoriai, žmonės, įvykiai, viskas, kas vyksta su mumis, vyksta mūsų vidaus pagrindu. Viskas yra kaip veidrodis. Tai kažkaip nenoriu dabar čia kaltinti žmonių, kad jie kažkaip neatliepia mano kažkokių poreikių. Matyt, aš tų poreikių iki galo pati nežinojau ir aš pati negalėjau savęs atliepti iki galo, tai man tiesiog tai ir spinduliavo. Tai man atrodo, kad tas noras pabūti absoliučiai independent atėjo iš to, kad aš labai bijojau būti visiškai independent ir tiesiog nežinau, kas aš esu. Aš nežinau, kas aš esu kaip kūrėja. Tiesiog aš žinau, kad aš prirašęs ten daug visokios muzikos ir aš tokia, aš šiaip apie mane ir ne. Ir aš negaliu atsakyti šitą klausimą. Tai man atrodo, kad kaip žmogui ir kaip kūrėjai čia yra tiesiog pats baisiausias dalykas, kad tu tiesiog nežinai ir tau patinka tai, ką tu darai. Tai kažkaip norėjau suprasti, tai kas man patinka ir supratau, kad kuo daugiau aš žmonių aplink save turiu, tuo labiau vis tiek aš pasąmoningai einu pas juos reikalauti, net su tokiu reikalavimo kažkokiu prieskoniu einu pas juos, kad pasakykit, ar čia yra gerai. O jie nežino, ar čia yra gerai. Ir tada toks, tai kas žino, ir jie tokia, tai tu turi žinot. Ir aš tokia, tai kam jūs man reikalingi? tai man atrodo, kad jo, tai atėjo iš man atrodo, gyvenimo spaudimo manęs suprasti, apie ką aš esu ir kuo aš esu ir ko aš noriu. Ir niekaip nesužinosiu, kol nebūsiu pats kažkaip tam santykiu su savim. Tai išėjau į tą paiešką, man atrodo. O yra kažkokių dainų, kur tau žiauriai patinka, nepaisant ten rezultato, ar tai, kad kiti pasakytų, kad čia žiauriai gerai, iš praeities. Ar buvo tokių jausmų, kad šitą tai žiauriai gera, ar... Ne, aš nesu patyrus šitą jausmą. Ok, geras. Aš esu patyrus toks, kur beveik gerai. Oh my god. Bet, pavyzdžiui, yra dainų, kur man net klausant, žinai,
virpa atrodo, ten emocijos kažkokios ar ne. Ir vat, kaip tu dainuojant, vat vis tiek jauti, kad, nu, tai gal ne iki galo. Nes yra, žinai, muzika yra labai platus dalykas ir man gal ten, pažiūrėjau, labai patinka žodžiai, bet tada aš nesuprantu, nu, tai kažkaip iki galo manęs neatliepia muzikinę kažkokią formą. Nu, ten, aš pati, pavyzdžiui, iki galo, kadangi klausau ten nuo A iki Z tos muzikos ir šiaip man nėra nustatytas ADHD, bet aš esu beveik įsitikinus, kad aš tikrai turiu. Tai tiesiog mano galvoje tokia, tai čia ir šitaip, bet ir šitaip, nežinau, ten country, rock, metalo, hip-hopas mano galvoje tiesiog skamba. Ir atrodo, kad kaip sudėti visą tai į vieną. Ir galų gale, kai dirbi su žmonėm, tai jie vis tiek kažkur nukreipia į vieną kažkokią ten kryptį. Čia buvo vienas iš faktorių, kodėl aš pradėjau galvoti, kad man reikėtų pačiai pradėti mokytis prodiusavimo, nes aš tiesiog vis tiek bent jau tą demo versiją galėsiu užrašyti taip, kaip man jinai galvoje skamba ir jau mes tada galėsim studijai su prodiuseriu ar ten prodiuseriais ieškoti, kaip išsireikšti arčiausiai mano širdies tam kažkokiam dalykui. Tai man tiesiog tada būna, kad gal ir žodžiai labai apie mane, bet tada aš nesuprantu, ar ten muzikaliai taip iki galo aš. Arba ten tada, o tai šiaip tai stilius čia mano ar ne? Nes irgi tokia, aš kažkokiuose atrodo, sakau, taip, ta prasme, aš jaučiu žmonėm labai jokinga turiu iš šalies atrodyti, nes tokia nuolatos, aš taip pražiūrėjau savo komunikaciją ir aš tokia, kas kokius 2-3 metus tokia nuolat skelbiu naują pradžią kažkokią. Aš dabar esu, jau dabar supratau, ko aš noriu. Ir išleidžiu ten kažkokias naujas dainas ir tokia, ir vėl tiesiog į tą patį kažkokį paterną iššoku. Tai va, tai nebenoriu taip su savim daryti ir su žmonėm daryti, kad neatrodyčiau kažkokia delusional, kur tokia nuolatiniai paieškoj. Ir todėl ir yra, man atrodo, tas dabartinis etapas man labai reikalingas, taip iki galo išbūt, žinai, aš taip kažkaip, man atrodo, nekantriai iššoku, neišbūnu tam nepatogume, išieškojame ir tada, nu beveik gerai. Nu ir va tada būna, kad tai beveik gerai, nu beveik, jau čia taip 8% gerai, tai leidžiam, važiuojam, tegul prasideda nauji dalykai ir tada, žinai, vėl sėdžiu tokie, kur, bet ar čia tikrai man tai patinka? Jaučiu, kad ne. Nėra kažkas, kas dar ne iki galo. Šiaip žiauriai įdomu, man tai atrodo, kad tas, žinai, pokytis, ta tėkmė yra žiauriai gerai, nes jeigu žmogus tiesiog stovi vietoje ir nebeauga, nu tada jis ir stovi vietoje ir nebeauga, o kai žmogus kinta, man kaip tik atrodo, kad progresuoja, žinai, ir man kaip tik gal čia teigiamas. Aš į tave žiūrint galvoju, oh my god, kiekvieną kartą vis augimas kažkurioj daly. Nu, nėra taip, kad tu tampi visai kitų žmogum. Tiesiog kažkas keičiasi. Jo, aš nežinau, kodėl mano psichikoje kažkaip tai yra asociacija su negatyviu dalyku. Šiaip geras klausimas. Šiaip darbai, va, pavyzdžiui, yra negatyvu, jeigu tavo darbdavys žiūri, kad tu keitei kas metus darbą, tai seniau bent sakydavo, nu tai tu nelojalus ir panašiai, neapsisprendęs ar kažką. Dabar, man atrodo, jau basicas yra, jaunimas taip dažnai keičia, kad kaip tik nestovi vietoj. Tai vat, įdomu, žinai, kad toks nusistatymus būdavo požiūris į žmogų, kad vat, šitas darbuotojas tai jau bus toksai neapsisprendęs, žinai, dar kažką, nors iš tikrųjų. Bet mano viduje gal yra toks poreikis kažkaip nusistovėti kažkur. Ir gal mano viduje yra tas poreikis pajausti tą tokį 100% savęs išsireiškimą kūryboj. Tai gal dėl to man šią akimirką ir yra toks, kur
Tiesiog noriu išieškoti ir taip iki galo jaustis 100% padarius, o ne beveik. Beveik gerai. Jo, labai įdomu būtų, kas tas būtų gerai, kada tu taip pat, kas tau, žinai, signalizuotų, kad tai yra gerai, kokie dalykai. Man, pavyzdžiui, yra labai svarbus vizualinis išsireiškimas, kurio aš niekad iki galo neįgyvendindavau muzikoje, su savo muzika. Ir tarkim, kas man yra įdomu, man ten tie atlikėjai, kurie man yra įdomus, tai jie visi yra su labai stipriu tokiu vizualiniu backgroundu. Ir aš irgi jaučiu, kad čia kažkaip nebuvau, kažkaip paleisdavau tokia, beveik gerai, kažkaip irgi turėjau tokį įsitikinimą, kad turiu įtikti, kad žinau, ko mano auditorijai reikia, tai dabar geriau įtiksiu jai, negu patiksiu savo. Tai dabar kažkaip judu link tos vizualios stiprios išsireiškimo pusės. Nežinau, ar čia bus jau tas momentas, kai sakysiu, that's good, bet kažkaip tikiu, kad gal jau artėju prie to. O iš to prodiusavimo, ką tu jau išmokai pati, ar ten ir skaičiau, kad ir montuoju kažką savo šiek tiek iš video pusės vizualikos, ką tu pati jauti, kad tau patinka, ką tikrai atiduot norėtum? Jo, pradėjau kažkiek ten pati pasimontuoti, kad tiesiog gebėčiau galų gale paaiškinti ir žmonėm, su kuriais aš dirbu, ir kad nebūčiau kažkoks pain in the ass, kur, man čia taip kažkaip aš nefilinu. Jo, ir toks nevaibas, tai kas čia per komentaras. Tai kad, tiesiog galėčiau išsireikšti save ir kad tiem žmonėm būtų lengviau mane suprasti galimybę ir išgirsti. Pradėjau kažkiek pasimontuoti, kažkiek, žinai, ten suprasti, ieškoti kažkokį šriftų, kurie man patinka, nes turiu tokį... Kada išeis šitas podcastas šiaip? Gali greitai išeiti. O kas yra? Ne, tiesiog galvoju, kiek galiu informacijos atskleisti, kiek ne, bet o kas man draudžia ją sakyti, šiaip aš pati savo vadas. Tu būtent nepriklausoma. Ne, tai aš turiu tokią šiaip norą ir ten turėti savo sceninį vardą su nauja savo muzika ir taip toliau, tai tiesiog ieškau, kokie ten man šriftai, kažkokie faini. O galima sceninio vardą? Dar ne. Bet jo, kažkaip atrodo, kad noris truputį atskirti ir kad jeigu viduje jaučiu tą svorį, viską leisdama per savo tikrą vardą ir pavardę, tai man atrodo, kad sceninis vardas jis leidžia kurti tokią, tą mistiką kažkokią. Ir šiaip tai labai jau erzina užsienio žmonėm sakyti, it's not Linkai. Aš, ką labai dažnai girdėdavau iš šalies, kad tai neaišku čia koks tas tavo stilius. Okay. Tai apie ką čia ta Monika Linkytė? Ir aš tokia, actually, I don't really know. Ir žinai, kaip tiesiog tavo viduje rezonuoja tas pasakymas. Nes jeigu jis nerezonuotų, tai būtų dar kitaip. Tiesiog sakyčiau, ką aš žinau, aš esu, žinai, tai kategorijoje explorer, žinai, nes yra vizualiai bent jau tokius kursus, kaip tik klausiau, ir kad kiekvienas tas kūrėjas vizualiai gali, ar vizualiai, muzikaliai, tu priklausai tam tikrai kategorijai, žinai, vienas ten yra hero, kitas ten koks lover, tai yra ir explorer, žinai, ir kurie tiesiog nuolat eksperimentuoja ir apie tą savo eksperimentą šitam gyvenime ir šneka per muziką, per vizualus ir visą kitą, žinai, tai man atrodo, kad aš labai atitinku šitai kategorijai, bet man kažkaip iš šalies, aš visada girdėdavau, kad tai yra, tai yra labai blogai.
Kad tu turi turėti savo kažkokį žanrą, žinai. Savo žanrą, savo stilių ir tiesiog what are you doing. Tai va, bet man atrodo, kad įmanoma kažkaip sukonceptualizuoti viską ir sujungti vieną. Tik tai reikia, žinai, pasigilinti, daugiau laiko praleisti suvokiant, kaip tos taškus sujungti. Ir man atrodo, kad čia mano bagas ir buvo, kad aš tiesiog tai viena, tai kita, tai trečia, tai penkta, tai šešta, tai aštunta. Ir taip ne iki galo suvesdavau viską, žinai, taip nesukonceptualizuodavau. Tai dabar tokia mano, kur, sakau, tas etapas toks, gal taip lėčiau, taip neišdeginant visų resursų ant max, bet taip konceptualizuoti, padarom dalykus ir tada leidžiam. Žinai, dabar tavęs beklausant pagalvojau tokią mintį, vis tiek terapija labai duoda daug to susijungimo taškų, apie ką aš esu ir tu pati esi ne kartą rašius, kad tu pasikeitai, kažkokių dalių savo netekai. Ir aš, pavyzdžiui, žiūrint į tave galbūt seniau ir paskutinius podcastus, kiek žiūrėjau ir galvoju, čia gal irgi mes visi, žinai, projektuojam ten, kažkaip skirtingai matom. Man atrodydavo, kad tu visada viską sakai teisingai ir protingai. Ar galim, Monika, kažką pagrybauti arba pasakyti, ar padaryti kažkokią, tai, žinai, nežinau, aš buvau labai šūda, kažkokia toks taikus, geras žmogus labai. Ir galvoju, ta žinai, kur atrodo, taip prie širdies dėja, kad net neužkliusi. Taip. Jo, bet jau net, man atrodo, užknisdavo tai. Ta prasme, mane pačią užknisdavo, kad aš pati savo kažkaip neleidžiu tiesiog būt. Ir ta dalis, jinai manį dar ir smarkiai taip bujoja ir gyvena ir, ta prasme, visas tos 10 mėnesių, tai įsivaizduoju kažkokia, tiesiog kažkokiai, nežinau, kažkokiam, tiesiog realiai, aš nežinau, nesurandu žodžio tam, bet tiesiog man tikrai būdavo dienų, kur aš tokia, aš kažkokioj amebo stadijai, ta prasme, aš suprantu, kur aš esu, tiesiog what I'm doing with my life, tiesiog aš sėdžiu kažkokiam Londone, ta prasme, studijai, ta studija toli, ta prasme, ten tiesiog žiūri net nepatogu važiuoti. Ką aš veikiu, atsidarius tą laptopą, aš net neturiu normalios programos, rašytą muziką, su to GarageBandu kažką bandau įrodyti, kur aš net žinių neturiu, man atrodo, harmonijos normaliai nepažįstu. Ir tiesiog kažką, grinai, ta prasme, kas vyksta su manim, ką? Tai, bet ir man atrodo, kad tai buvo labai reikalinga man jo. Kažkaip daryti, taip, kaip darus tą akimirką ir priveikiau to šūdo pakankamai. Tai dabar kažkaip truputį lengviau. Nes dabar jau toks atrodo, man jau, aš antiek esu per ten savo tos karjeros, kiek, tas 8 kažkokius metus, ir tarkim, bet taip skaičiuoju, gal nuo tos terapijos pradėjimo, nes man atrodo, kad tada pradėjau kažkaip sąmoningėti, nes pradėjo susijungėti, žinai, galai su savim. Ir toks protas nebefunkcionavo, pradėjo nebefunkcionuoti atskirai nuo širdies, žinai. Tai kažkaip pradėjau galvoti, kad, mano tie 5 pastarieji metai, jie tokie ir yra apie kažkokį ta amebos tokia funkcija yra jau per tuos metus aš tiek kartų taip blogai jaučiaus, kad jau, man dabar nieks nebebaisu. Aš jau žinau, kad ir tai praeis, ta prasme, praeina viskas. Ir tie kažkokie depresyvūs epizodai, jie irgi praeina. Tai gal galiu tiesiog dabar jau pa-enjoyint tą gyvenimą, pakurti taip, kaip man noris kažkaip. Kas blogiausia bus, ta prasme, nieks nesiklausys mano muzikos. Gerai, tai ką žinau, bent jau tada, žinai, gal būsiu vietoj, kur man faina, žinai, kodėl aš labai noriu atgal į Los Andželą, nes man tiesiog ten šiaip labai patiko būti. Ir toks, kur
kažkaip mano tokia ten svajonė, žinai, tikrai, nuoširdžiai, mano svajonė ten yra įsitvirtinti ir aš negaliu pažadėti, žinai, nei savo, nei niekam kitam, kad man ten, nežinau, nukris kažkoks kontraktas, žinai, ir būsiu Billie Eilish, nežinau, ta prasme, sakau, ten lėktuvas 3 tikriausiai per 1 minutę atskrenda su tokiais pačiais kaip aš, bet gal man ten, žinai, bus žiauriai faina tiesiog būti ir gal aš ten sukursiu santykius ir turėsiu šeimą ir auginsiu savo vyrų vaikus, žinai. Tipo, ką aš žinau, kas mane ten traukia, bet kažkas mane ten traukia, tai gal man, žinai, tiesiog bandymo būdu kažkaip. Nice. Dar norėjau paklausyti apie tai, kad, čia kalbant apie kažkiek galbūt ir vadybą, apie apskritai aplinką, esi ne kartą minėjęs, kad savo gyvenime atsisakei galbūt toksiškų dalykų tiek savyje, tiek išoriai. Gal gali pasidalinti kažkokių pavyzdžių, ko atsisakai konkrečiai, kada tai vyko, kaip vyko? Jo. Su toksiniais žmonėm tai dažnai būdavo taip, kad man atrodo, mane taip paspausdavo gyvenimas, kad kažkaip jie manęs atsisakydavo. Ir aš taip nesuvokdavau, bet po to, ta prasme, aš ten labai tam gyvenimui dėkinga ir tiem žmonėm dėkinga, nes, ta prasme, mums kažkaip nepakeliui. Ir kažkaip ir su bernais, ir su draugais, ir su viskuo aplinkui, kažkaip jie tiesiog išeina, žinai, man ten būna žiauriai kažkaip sudėtinga juos paleisti, būdavo sudėtinga paleisti, bet suprantu, kad tai yra tiesiog kažkokia pamoka ir bet gal labiausiai, kuo aš pradedu džiaugtis ir pradedu jausti tuos terapijos vaisius ir visokių, žinai, ten praktikų ir taip toliau, kad aš pradedu atsisakyti savo toksinių minčių ir aš pradedu tiesiog suvokti, kai ten užeina kažkoks overthinking ar ten tas pats kažkoks gero žmogaus sindromiukas, kur ten, o Dieve, tu šiandien nesi tobulas ir tai nežinau, su savo kūnu, žinai, ten yra daug dalykų, ką ten bandai suvokti, priimti ir taip toliau. Ir šitam tobulų žmonių pasaulį būti toks, žinai, maža, netobula siela, tai kažkaip labai daug šūdo apie save galvodavau. Ta prasme, smarkiai ir apie save, ir tada ir apie kitus, žinai, tai tiesiog automatiškai. Ir aš kažkaip jau, kai man ateina tos mintis, aš jas pastebiu. Ir man toks, o Dieve mano, kas vyksta mano galveliai. Moku dažniausiai jau pasakyti tam stop. Ir jau labai dažnai aš, kai pradedu galvoti kažką negatyvaus, aš taip sustoju, suprantu, kad čia yra tiesiog kažkokia nesąmonė ir surandu būdą, kaip tam išveikti, žinai, ten ar paverkti, ar išrašyti, ar dar kažką ir tada savo pasakyti, kad, šiaip ne. Šiaip, ta prasme, o kodėl tu čia taip apie tą žmogų galvoji, kodėl tu taip apie save ten galvoji? Tas žmogus tai galų galėtų tiesiog tau spinduliuoja kažką apie tave. Gal aš ten, žinai, kažkaip sukontroliuoti noriu žmogų situaciją. Jeigu man tikrai kažkas tame žmoguje nepatinka, tai o kodėl aš su juo bendrauju? O kodėl ar aš pykstu tikrai ant to žmogaus, gal aš ant savęs pykstu, nes tas žmogus ten, nežinau, man kažkaip lipa ant galvos ir aš nemoku nubrėžti ribos. Tai čia tik apie mane ir viskas yra tik apie mane, žinai, ir kai apie save kažką pradedu mąstyti, ten nesąmonės šitas gabalas, net nesusilipina, tiesiog tai kiti gabalai vapšė kažkokie kitokie. Taip irgi taip, stop, reiškia, gal aš nepalisėjus, gal aš normaliai nepavalgius, ką aš valgiau šiaip šią savaitę, ar ten, žinai, banduškas šoviau su saldumynais, kurie tiesiog tas nuolatinis būstas cukrus man ir dropo kažkokį insulino kelią. Ar, ta prasme, ar aš savo kūnui šiaip normaliai miego daviau, ar aš jam daržovių šiaip daviau ir ten, žinai, proteinų, ar aš tiesiog vėl kažkokiam nesąmonėm save šėriu. Tai žinai, kur toks, jau biški gaudaus, kad
gal tada išeiti lauką reikia. Ir kažkaip tokia faina frazė savo pastarąją savaitę sakau, nes buvo visokių, žinai, ten biški persidirbimo tokių momentų, kur aš taip sustoju ir sakau savo, aš leidžiu savo mylėti ir leidžiu, kad mane mylėtų ir aš myliu save. Ir šiaip visata yra absoliučiai man palanki ir viskas, kas geriausia, tai tiesiog ateina pas mane ir nutinka man taip lengvai ir paprastai, nes aš tokia įpratus, kur, na dabar tiesiog pradirbsime žiauriai daug ir labai sunkiai ir tada jau ateis tas momentas, kai jau ten prašaus kažkas. Ir man tiesiog atsibodo, bet aš supratau, kad tai aš pati tiesiog savo tai kartoju ir aš pati į tą paterną esu įlindus, kad viskas per sunkiai ir per negaliu turi nutikti ir galvoju, šiaip ne, o kodėl? Šiaip Fainai gali būti. Fainai. Dainuoja varai į Los Andželą. Tiesiog viskas. Aš savo leidžiu, kad man paprastai įvyktų dalykai. Ir tai nereiškia, kad aš ten darbo neįdėsiu. Tai aišku, kad įdėsiu, bet aš noriu mėgauti šiaip dalykai, žinai. Kur aš tokia, kažkas mane žinom ir aš labai įsitempiu ir tokia, kur ta įtampa tada užkričiu visą savo tymą aplinkui save ir aš tokia, kodėl aš taip darau? Nenoriu. O tau yra buvę taip, kad, kažkaip užsiminiai, kad kartais būni su žmonėm, su kuriais kažkas tave erzina, tau jie nepatinka, tu ten neįskundės ar ne, bet tu vis tiek negali paleisti. Tai kas čia tame yra, gal aiškinaisi, kodėl nėra, žinai, to, tai kito sakytų, davai, ate. Tai vertės klausimas gali būti. Ta prasme, priklauso nuo to, kokio pobūdžio tai santykis, ar tai romantinis, ar darbinis, ar šiaip kažkoks draugystės. Bet man atrodo, kad visose juose tikriausiai reikėtų pereiti per savo vertės klausimą, nes kodėl tu jautiesi vertas tik tokio santykio. Kitas dalykas, gali būti kontrolės klausimas, nes erzina, nes negali sukontroliuoti kito žmogaus ir tau smarkiai norisi jį pakeisti, o vienintelis dalykas, ką turėtum kontroliuoti, tai priėmimą to žmogaus. Nes irgi žiauriai sudėtinga tiesiog priimti žmogų, kad jis yra toks. Ir aš jį absoliučiai myliu tokį, ne kažkokį ten idealizuotą jo variantą savo galvoj, nes, ta prasme, čia mes, žinai, tada prisėmam atsakomybę, jį ten keisti, jį modeliuoti, jį kažkaip maketuoti ir nuvesti jo idealų variantą, o šiaip tai, kas mes tokie, kad mes žinotumėm, ko jam tam žmogui reikia. Mes nežinom. Tai kaip mes galim maketuoti, žinai, kažkokį tokį dalyką. Tai tu gali dalintis ir man atrodo, žinai, kad bent jau aš tai kažkaip labai džiaugiuosi, nes man atrodo, beveik visi santykiai yra apie santykiai tokie, kuriuose aš galiu kažkaip atvirai dalintis su žmonėm, tuo, kaip aš jaučiuosi ir kaip aš matau ten situacijas ir kaip jie mato mane. Tai žinai, ten gebėjimas ir galėjimas pasidalinti su jais ir patarti jiems, kai jie gali įsileisti tą patyrimą, kai, žinai, tu paklausi, ar jiems reikia šito dalyko, tai yra viena, bet, žinai, ne kažkaip forsuoti, bandyti juos kažkaip permodeliuoti. Tai man atrodo, kad aš labai turėjau ir aš neturėjau, tai egzistuoja, tai yra mano kažkokia šešėlinė dalis, su kuria aš, žinai, ten nežinau, kiek metų dar dirbsiu ir aš suprantu, kad man kažkaip iškyla manį, bet jau lengviau, jau kažkaip sugeba pamatyti, žinai, tai va. Tai vertė, kontrolė. Ir tas kažkoks negebėjimas priimti. Negebėjimas visų pirma, vėlgi, tai nepriimti savęs, nes mes negebam priimti savęs ir tada negebam priimti kitų. O tau yra buvę taip, kad pavyzdžiui, kažkuriuo metu tu ten, nežinau, ar tai atsisveikini, ar tai nebendrauji su žmogum, ten jo kažkaip nemėgsti ir galvoji, ką jis čia mane, žinai, kaip būna, atsiranda tie toksiškai, jis toksiškas ir tada
nežinau, praeina metai, pusmetis ir tu galvoji, nevelniu, jis čia netoksiškas. Arba, kad visai geras tas ryšys tampa iš naujo. Ar yra to buvę, kad atsinaujina tas ryšys, arba kažkaip kitaip pamatai tą žmogų? Yra buvę, kad atsinaujino ryšius. Pavyzdžiui, viena mano draugė, tai mes kažkaip bendravom, tada tikrai kažkaip viena kitai negatyviai viena kitą veikiam. Bet žinai, ir jai buvo toks kažkoks periodas, kai ėjo per tą tamsesnį tikriausiai savo kelią. Aš tuo metu irgi, žinai, nesusitvarkiau su savim, tai mes taip, žinai, viena į kitą kažkaip negatyviai. Ir galų gale šią akimirką tai mes kažkaip puikiai bendraujam, bet, ta prasme, aš einu į terapiją ir tas žmogus eina į terapiją. Tai mums šią akimirką ir, žinai, lengviau susikalbėti, nes jau yra įrankiai tai padaryti. Tai yra tikrai nutikę ir aš manau, kad tai gali vykti, bet, you'll never know. O kaip su kolaboracijom su atlikėjais, pavyzdžiui, kaip iš viso jie vyksta, žinai, ar tu pati inicijuoji, ar tau kažkas, kaip bendrai tas netgi darbas su kitu atlikėju? Man atrodo, kad tai labai natūraliai ateinantis dalykas. Mano, žinai, tokia truputį menka patirtis čia Lietuvoje kažkaip kolaboruoti su atlikėjais, bet tarkim ten kokiam Londone, tai iš studijų su visais ten, žinai, draugais yra tikrai sesijų ne viena vykus. Ir šiaip labai man toks atrodo fainas pavyzdys, nes Lietuvoje jau pradedam tikrai vieni su kitais bendradarbiauti, rašyti bendrus gabalus, leisti bendrus gabalus, ar ten padėti vieni kitiems muzikos kažkokiam kūrime. Tai Open Play, man atrodo, yra viena iš tokių agentūrų, kur matau, jog visi ten su visais kolebina ir visiems faina. Tai aš taip juos kaip gerą pavyzdį sakyčiau ir rodyčiau. Nes šiaip užsienį, tai čia toks labai elementarus dalykas, kad, labelė, tai tu su visais visada kolaboruoji ir ten, nežinau, kartais gauna atlikėjai net irgi tą dylas su labelu kaip songwriteriai, tai jie iš pradžių tiesiog songwritina visiems iš eilės ir ten nuo mažiausių iki didžiausių žvaigždžių ir patys savo kurdami, žinai, kažkokias dainas, tai dažnu atveju atsidarius ten kreditsus dainos, tai mes užsienio atlikėjus pamatytumėm, kad ten ne vienas, žinai, jisai yra. Tai kažkaip aš to modelio visai tikiu. Man atrodo, kad ta kūryba jie faina yra dalintis ir nereikia jau čia taip viską laikyti savo įsikibus, nes tame laikymėsi po to labai daug, man atrodo, tokio biškį apsinuodijimo pats savim tada įvyksta, o kažkaip kai nedalinies, tai viskas yra lengviau. Čia biškį grįžtant dar prie praeitų klausimų pagalvoju apie tai, kad jeigu tu neturi vadybos, vis tiek, sakai, turi žmonių, su kuriais dirbi, bet kas, pavyzdžiui, sprendžia tavo bilieto kainą? Arba kaip tu pati nustatai, plus tiek metų patirtis, galbūt, žinai, pradžioj dar kitai buvo. Tai kaip vyksta tas procesas, žinai, čia kaip versle vis tiek įkainuoti savo... Tai šiaip sprendžiam vis tiek bendrai su kolegė, nes... Nėra į mano vadybą, bet labai daug vadybos funkcijų vis tiek atlieka ir yra tikrai toks dešinysis balsas ir dar plus priedo, kad mes šiaip tapom žiauriai gerom draugiam, tai ta prasme, jin taip, žinai, matau, kad su baime nenoriu prisimtas atsakomybės, bet aš kažkaip po to Monikos Linkytės vardu, yra, žinai, ir ta Veronika kartu ir visose, žinai, tose vasaros kažkokiuose dalykuose, tai ir tikiuosi, kad ir tolimesniuose bus kažkokia, žinai, ne vien mano balso. Tai dėl bilieto, tai kažkaip, pasižiūri rinkos kainą, daugmaž taip kažkaip pračekini kitus koncertus, vienas kitas dalykėlis ir bendrumoje taip ir įsivertini.
Aš dar norėjau labai tavęs paklausti apie tavo dainavimo rutinas ir mokytojus, coachus, iš ko tu mokaisi, kaip dažnai jie keičiasi ir bendrai, kiek dažnai tu repetuoji per savaitę, per dieną, nežinau, kaip čia vyksta tavo visas tas dainavimo rutinas. Tai čia aš tikrai nesu kažkoks pavyzdinguolė. Aš, ta prasme, šiaip dainuoju bet kokiu atveju kiekvieną dieną. Ten prasidainuoju kažkiek, tikrai nesu per tvarkingai ir reikėtų tai daryti tikrai žymiai ten tvarkingiau su visais normaliais prasidainavimo visam rutinam. Vokalą mokytoją aš daugiau turėjau ten kažkaip paauglystėj, pas vieną, pas kitą ten buvau apsilankius, tada universitete, kai studijavau Londone, tai irgi turėjau ten, mes turėjom vokalo pamokas, kurias kiekvieną savaitę jas ten turėjom po 1.5 valandą. Bet vis tiek mes tokie grupiai. Bet, ta prasme, ten tikrai daug ką paaiškino, išmokė ir taip toliau. Prieš Euroviziją turėjau ten savo vocal coach epizodams tokiem, žinai, ten pasistažuot. O šiaip tai, ką žinau, aš namuose tiesiog dainuoju ir Tai čia ir yra įdomu, žinai, nes mes, neįsivaizduojam, kiek tai trunka, kiek tai daro, kaip dažnai, kada tie mokytojai kinta, nes vis tiek atrodo, yra visada kažkokių idealų ar kažkokių tai mokytojų, tu bet kada gali turėti. Klausimas, ar jie nepakeičia tavo, tai, ko tu nori būti, apie ką, dar čia kitas dalykas. Bet jo, žodžiu, įdomu. Aš manau, kad dabar, tai žinai, ten tų vokalo mokytojų, tai jie net nėra super smarkiai reikalingi. Ta prasme, taip žinoti, kaip ten tos tavo balso stygos veikia, yra naudinga ir reikalinga. Bet šiaip tai žmonės labiau, ta prasme, tai yra tikriausiai 90% atlikėjų, kurie šiandien yra populiarūs ir kurių mes klausom, tai jie ten net nesuvokia, kaip veikia tos balso stygos. Gerai, gal ne 90, bet tikrai labai labai daug net nesupranta. Tai ir galų gale tiesiog jau pradėjo populiarėti, kad jau, ta prasme, kai tau pradeda nebeveikti tavo balso stygos ir kai tu, žinai, ten neprisidainuoji tinkamai, tada tu eini pas vokalo mokytoją, kad tau paaiškintų, kaip prasidainuoti teisingai ir tokiu būdu išmoksti. Bet tas įrankis jis yra svarbus, bet tikrai ne pats svarbiausias, nes visa esmė tai tavo kūryba, man atrodo, ir tik apie tai. Tai daugiausia fokuso į pačią, o pavyzdžiui, kūrybai, ar yra būdų mokytis iš kažko, ar labiau čia irgi tikrai tik tai iš savęs? Kaip, be abejo, kad yra ten ir kompoziciją galima mokytis, ir patį produsavimą, ir visą kitą. Ir yra daug visokių, man atrodo, super talentingų mokytojų ar kažkokių coacherių, kas gali padėti. Bet šiaip tai visos žinios YouTube'ai, tai... Tai ir per ten galima. O, ta prasme, kaip, nupiešti paveikslą, jo, tikriausiai reikia žinoti, žinai, pagrindus, tai su kūryba irgi. Tu turi mokėti įjungti appsą, tu turi, žinai, mokėti kažkokį pluginą ten pasijungti, žinot, kaip kažkokie basic, kažkokie, ko tau reikia, kad ta daina iš vis įvyktų, tai kad ten, nežinau, sinti kokią nors būgnų, kokią nors ten dar instrumento, kad, žinai, tas tiesiog daina skambėtų kaip daina, bet iš esmės garsus taip pat parinkinės ir čia jau tavo skonio reikalas, tai tik tai savo ausį gali lavinti. Gerai, kadangi čia skambėjo telefonas ir jau tau reikės lėkti, aš turiu rėmėjo klausimą, kaip tokia apie komunikaciją. Tele2 klausia tavęs, kokie komunikacijos kanalai tau labiausiai patinka ir kokie nepatinka? Labiausiai patinka internetas. Ir labiausiai nepatinka internetas. Šitas geras. Nes per internetą gali susiskambinti su visais, susisiekti ir visi tave gali pasiekti. Bet tai, kad visi tave gali taip greitai pasiekti, irgi yra niuansas, kuris, žinai,
gali tau anxiety sukelti. Tai va. O kiek, pavyzdžiui, gauni žinučių, nežinau, per mėnesį? PBZ į Instagramą, Facebooką, nežinau. Neįsivaizduoju. Daug. Daug, ar ne? O kiek pavyzdžiui, atrašai? Tai nuo periodo priklauso. Jeigu aš ten daugiau laiko turiu, tai ištengiu šiaip visiems atrašyti. O jeigu mažai laiko, tai jau čia tiesiog tas toks noras nelabai įgyvendinamas. Bet jau čia yra tokie kalneliai, pavyzdžiui, Eurovizijos metu ten žinučių maratonas, ar ne? O esi gavęs kažkokių, tai aišku, kad esi ir girdėjau, bet vat, kur labiausiai tave gal, nežinau, įskaudino arba nepatiko kažkokių tai žinučių žeidžiančių, nežinau, kažkokių kritikuojančių. Jau manęs nieks nebenustebin, žinai. Jau skūriausi. Ta prasme, tai kas to žmogaus viduj per šiukšlynas, kad jis tiesiog sugeba, žinai, tavo asmeninės kažkokias žinutės parašyti. Man gal buvo toks, kur vėl daugiausiai emocijų sukėlė, bet ir tai, aš tokia, kur ten pabuvau dieną ir galvoju, ta prasme, tikrai pasaulio nematė, žinai, žmonės, kai buvo Eurovizija šitais metais ir laimėjo Nemo, whatever they called themselves. Tai kadangi žmonės nesupranta, kaip įvardinti, žinai, jie ir kaip ten, žinai, kaip jie vardina, kaip vaikinas gali dėvėti sijoną ir ten kažką. Ir tada iš vis tiesiog aš skelbiau tos balus. Tai jie net nesuvokia, kad, tai ne aš skyriau, nėra taip, kad aš atėjau į LRT studiją, pažiūrėjau Euroviziją ir tokia, kągi, einu pasakysiu balus dabar, 12 balų. Goes to Switzerland, žinai, go to Switzerland. Tai, ta prasme, čia net ne mano darbas, aš tiesiog atsistojau ir pasakiau, kokį lapelį, žinai, gavau. Tai žodžiu, tai tiesiog aš paskelbiu tos balus, pasiemu telefoną ir mano, tu tiesiog verdana žinučių ir ten taip plūsta viena po kitos. Aš vieną net tiesiog išsisaugau, nes kažkokia girta moteris man tiesiog ten su keiksmais tokia, tu, vapšė, šliūcha, nahui, pizda. Oh my god. Ką tu čia pasakėjai, tipo, kodėl tu 12 balų davėjai ten tam? Ir ten buvo daug tokių, kur, ta prasme, su keiksmažodžiais. Aš gavau... Net ne tavo followeriai, grinai, pažiūrėjau. Aš nežinau, kas ten tokie. Aš nečekinau, ar jie ten mane followina ar ne, bet tiesiog tokie žmogeliukai. Kažkokia ta prasme, aš ten nuėjau į tą profilį pažiūrėti, ten paauglėjai, ten 15 metų, man tokia, pamatysiu gatvėje, sumušiu. Ir aš tokia, grinai, laukiu. Ta prasme, nesulaukiu. Taip, mane čia taip kažkaip iš naujo nustebino. Kur aš galvoju, ant kiek jūs po akmeniu gyvenat, kur, ta prasme, Amerikoje, kas, žinai, gal ten kažkiek nuostabos kelia ir tai toks, ta prasme, jeigu tam visuomenės vienetui taip yra gerai, žinai, taip, ką aš žinau, tai let it be. Ten žvengiam su draugais, nes Amerikoje buvo toks atvejis, kad tiesiog žmogus, atsiprašau, ne žmogus, o visuomenės vienetas, nes nežinau kaip įvardinti, tai atėjo į darbą ir paskelbė, kad jis yra medis ir kad jam dėl fotosintezės reikia sėdėti prie, žodžiu, kad jo vieta darbo turi būti prie lango, nes kitaip jisai, ta prasme, tas medis, jisai negauna pakankamai šviesos ir ten gaivaus oro. Tai, žinai, toks, kur... Bet iš tikrųjų, jis ten HR savo įmonėj išsikovojo tą vietą ir viskas, žinai, gerai. Ir toks, tipo... Bet, ta prasme, if it works, ta prasme, jeigu, jis šiandien yra medis, rytoj ten kažkokia siena, ir tai niekaip manęs neliečia, tai niekaip man, ta prasme,
Nu, su šakom nesako, aš noriu daužyti aplinkui visus. Nes aš suprantu, kad tam tikrai ten, žinai, jau ten save kažkuo kitkuo identifikuojantis ir ten kažkaip einantis į visuomenę ir, va, nežinau, aš esu siena ir aš turiu tave trankyti. Nu, tai ta prasme, tada gal biški, come on, žinai, nu, apie ką mes kalbam. Bet, ta prasme, jeigu tai niekaip neliečia, o kodėl mes kažkaip turim tiesiog lįs prie tų medžių žmonių, belė kuo jie prisistato. Kodėl? Ta prasme, tai leiskim vieni kitiems būti, žinai, bet tai, ta prasme, kur man čia, žinai, kažkokių kelia diskomfortą ir aš tada galvoju apie savo kažkokį laisvės priėmimą ir ten kažkokį, žinai, pojūtį ir taip toliau. Bet galvoju, žinai, kiek toli tie žmonės, kurie rašo ten, žinai, ir negali, jiems nesusiklijuoja smegenyse, kad kaip vaikinas atrodantis žmogus, kad jis dėvi suknelę ir kad jis savęs nepriskiria jokiai lyčiai ir tas faktorius jam iškelia tokį didžiulį pyktį. Tai nieko nepadarė tam žmogui. Absoliučiai, ta prasme, taigi net ir nepasakė, kad dabar tau irgi reikės taip gyventi ir tu turi ten atsisakyti savo lyties. Taigi tau taip nepasakė. Bet čia net atrodo net nieko dėta, o pavyzdžiui, gal yra buvę nuo tavo žodžių kažkokios reakcijos. Tai va, aš kažkaip labai tada, nes apie mane tai kažkaip nėra nieko tokio dažnai nutikę, bet arba aš neatsimenu, bet man šita situacija, būtent su Eurovizija ir su Neimau, tai man toks buvo, kur jeigu man prirašinėjo tokio bullshito, tai ta prasme, tai kaip tiem žmonėm būti, žinai, ir tada toks, kur tai man ir norisi eiti ir tada atstovauti tai kažkokiai meiliai, laisvė ir taip toliau ir kažkaip nubliamo užstoto žmonės. Nu, nes kodėl jūs savo šiukšliną vidų ant tų kitų žmonių verčia, žinai, čia nėra apie juos, kodėl jūs neleidžiate jiems mylėti, ko jie myli. Ta prasme, kokią jūs teisę turit kažkam aiškinti tai. Nu jo, visiškai pritariu ir šitą gražia pabaiga, kad leiskit mylėti visus. Net šio podcast'o pradžioje, kai pradėjau daryti, tuo metu kažkaip nesifokusavau į verslą, labiau apie stereotipų griovimą. Man kaip tik buvo, kad yra gerai visaip, kitaip neįprastai ir kad mes svarbu pažinti save, toks, koks aš esu, tam, kad galėčiau būti ir realizuoti save autentišku ir panašiai. Tai man ir yra visa tai dalis podcast'o, kad nešiukšlinkit ant kitų, jie yra laimingi tokie, jums gal reiktų pasitvarkyti. Tai va. O tau noriu pasakyti ačiū, turiu dovanų iš rėmėjo, Real Still, kosmetikos italų brandas, galima nusipirkti euro vaistiniai. Tai va. Ačiū labai. O dar ir gėlių. Gėlytės. Kokios gražios. Kažkaip nežinau, kodėl man tu su vandeniu. Dėl to ten puzlę su vandeniu nupirkau. Taip, aš tikrai apie vandenį esu. Tai va. Ačiū labai, labai faina. Ačiū tau.